Sveiki mielieji. Esu Vilma Šiaučiūnienė, meilės harmonijos pažinčių tarnybos įkūrėja, santykių ekspertė, astrologė, veidotyrininkė. Štai noriu visus pasveikinti jūs su naujaisiais metais ir palinkėti tikėjimo, vilties ir meilės. Tikėjimas yra, veiksmas ir rezultatas yra. Meilė yra, jis suteikia sparnus. Viltis miršta paskutinė. Taigi, linkiu jums iš tikrųjų vilties ir tikėjimo. O šiandien pakalbėsiu labai įdomia tema. Santykių atidėliojimas. Tai veiksmo ir rezultatų sintezės stoka. Kodėl? Manau, kad daugybė žmonių iš tikrųjų šneka apie tai, jog nori santykių, skambina, rašo, emailus, messengerius, susiranda viberius, pradeda naktimis ir dienomis ir rytais uždavinėti santykiuose visokių klausimų, kodėl aš vienas, ką man daryti, kad aš būčiau ne vienas, kaip spręsti tas problemas, kodėl aš esu vienas, kodėl man santykiuose nesiseka. Ir mane įtakojo padaryti tą laivą šitokią temą vienas skambutis, kuris įvyko visai neseniai. Ir ten buvo tiesiog užduotas klausimas, kągi man daryti, noriu santykių, bandau visus pažinčių portalus ir man kažkaip atsitinka tokie dalykai, kad aš pasirašinėju 5-7 minutes ir man santykiai nutrūksta. Kitą vakarą 5-7 minutės ir vėl santykių nėra. Trečią vakarą 5-7 minutės, iki 10 nėra. O kitas vyras skambina ir sako, aš neturiu santykių, guliu lovoj, po operacijos, bet kalbu 4,5 valandos su dama. Moteris, neatidavinėkit savo energijos 4,5 valandos kalbėdamos su nepažįstamuoju, su kuriuo net nebuvote susitikusios. Tai jūsų energijos vagys. Ką daryti pažintyse? Susipažįstate, o tada būtinai inicijuojate susitikimą. Jeigu vyras nori tik šnekėtis, o susitikimo nedaro, tai rodo, kad negaišti reikia jum laiko. Tai mano 14 metų patirtis. Auksinė patirtis santykiuose. Jums, beje, ne man, o jum. Ir aš noriu su tuo dalintis. Taigi, mėlieji, bet jeigu skambinasi prieš naujuosius metus 31 skambina moteris ir sako, noriu turėti santykius, aš jūs jau žinau 10 metų. Ačiū jums, sakau, Angelė, kad jūs žinot mane 10 metų. Tačiau, ir ką? Ar jūs registravotės? Ne, tai kviečiu registruotis. Aš jau nuo 50 metų jūs stebiu. Nuo 50 metų jūs stebiu. 10 metų. Dabar yra jai 60. Ir jinai nusprendė, kad dabar reikia užsiregistruoti. Mėlieji, netidėliokite 10 metų. Registruokitės jau dabar į meilės harmoniją. Jau dabar, norint tapti ir turėti tą tinkamą partnerį, kurį mes atrenkame pagal numerologiją, pagal veidotyrą, pagal gimimo datą, valandą ir minutę, labai taikliai. Ir tada mes siūlom, skambinam arba rašom ir sakom, yra partneris, gal tu, brangioji mano, nori susitikti. Valio! Sako, noriu. Va taip įvyksta pažintis. Va taip paprastai įvyksta pažintis. O tada organizuojam susipažinimo vakarą ir susitinka vyras ir moteris.
Ačiū, mėlyjeji, jums už pirmuosius laikus. Ačiū, kad jūs stebite dienos metu. Beveik 10 valandą stebite ir turite laiko. Ačiū jums. Būkite, labai norėčiau energijos mainų uždėti bent širdelę, bent laiką, kuris iš tikrųjų mums leidžia daugiau pritraukti žmonių. Taigi, mėlyjeji, tęsiu toliau. O jeigu žmonės nori tų santykių, bet nedaro veiksmų, nevažiuoja, šeštadienį, sekmadienį nori lafa miegoti, lafa ilsėtis, nu nebus rezultato. Santykių atidėliojimas tai veiksmo ir rezultato sintezės stoka. Nori santykių? Tavo energija turi būti nukreipta į santykius. Ne į darbą, ne į vaikus, ne į kotedžo statybą, ne į būto įrenginėjimą. Ten, kur tavo energija, ten yra tavo jėga. Taigi, mėlyjeji, norit santykių? Būkite orientuoti santykius. Jeigu norite susipažinti, ateikite, duosime jums konsultaciją. Kaip pritraukti tą partnerį, kur iš tikrųjų turi būti jūsų mintis, į ką turi būti orientuotos mintis. Ir tada moteris ir vyrai tampa laimingi. O tie vyrai, kurie moka analizuoti moteris, moka jas po kaulelį išnarstyti, tačiau turi didžiulę vidinę baimę santykiuose, santykių net ir sėdėdami, kaip aš sakau, gyvendami po 10 metų internetiniuose portaluose, santykių nepasieks. Nes visa problema kur? Va čia. Galvose. Ir mėlyjeji, ir mielosios, neužsisėdėkit internetiniuose portaluose. Pabandėte, nevyksta, reiškia, ką reikia daryti. Ateiti į savęs pažinimą, asmeninį horoskopą, galbūt kartu su veidotera, galbūt atskirai, ieškoti savyje to įstinos. Nežinau, kaip lietuviškai dabar užskryto. Tos viduje gyslos tėkmės, nes vyram ne meilė reikalinga. Vyram reikalinga meilė, tai yra jūsų energija. Jeigu jūs turite energijos ir galite, kaip aš sakau, galite judėti į priekį, jums sekasi, jūs esate sėkminga, jūs esate ant bangos, energetinis lygis jūsų yra geras, visada tokios moteris turės vyrus. O tom moterim, kuriom yra stoka, visada kviečiu registruotis į meilės harmoniją, veidoterai. Visada kviečiu registruotis į meilės harmoniją savęs pažinimą. Mes ten duodam atsakymus, ką daryti, kaip kelti tą energetinį lygį savo, ar ne? Ir tik tai pakėlusios energetinį lygį jūs turite galimybę susipažinti. Tos galimybės slypi kiekvienoje moteryje ir kiekviename vyre. Kiekviename. Tačiau jūs turit rasti tai. Ir jeigu jūs neradę esat ir bandot internetiniuose portaluose, važiuojate į Kauną iš Vilniaus, kauniečiai važiuoja į Vilnių ir bando tose paieškose. Nešvaistykit savo brangaus laiko. Pirmiausia, pažinkit save, suvokit save, kokie jūsų tikslai ir uždaviniai, kokie vyrai ir moteris moterim, kokie vyrai tinkami, kokio zodiako ženklo tinkami, o nuo kokių bėgti. Vyram, kokios moteris tinkamos, o nuo kokio zodiako ženklo bėgti. Kokia vieta yra susipažinti. Ne tik meilės harmonijoje yra vieta susipažinti, bet kur dar yra vietos, juk tai atsako viską. Horoskopas, jūsų asmeninis.
Ir tik tai tada, kai jūs turėsit šitus atsakymus, jūs žinosit, ar benzino kolonėliai, ar restorane, ar šokiuose, ar kelionėse susipažinti, kur koncentruoti savo energiją, o ne taškyti. Šokiai, pažintis portalas, kažkoks XXX portalas, ar ne, dar XXL portalas pažinčių. Ir jūs taškotės. Ir kai jūs taškotės, nėra rezultato. Todėl jokio atidėliojimo, jeigu norite susipažinti, kviečiu jau šiandien registruotis į Meilės harmoniją ir čia vieta susipažinti. Čia rimtos pažintys kitaip. Nuoroda yra palikta. Ačiū Jums už tai, kad Jūs klausote, kad dedate širdeles ir kad mes turim energijos mainus. Energijos mainai būtini ir reikalingi mums visiems. Taigi, mėlieji brangieji, ačiū Jums ir linkiu Jums gerų, palaimintų, džiugių metų, tikėjimo širdyje ir judėti į priekį, netidėlioti, daryti jau dabar, daryti sprendimus. Kai tu padarai sprendimą, kai tu jėmiesi veiksmą, tada tu turi ką? Rezultatą. O kai tu esi be sprendimo, be veiksmo, tada pas tave atsitinka, kas nėra taip norimo rezultato, ko santykių. Mėlieji, Meilės harmonija pažinčių tarnyba jau 15 metus organizuoja gyvus susipažinimo vakarus. Vienas vyras, viena moteris, 6 vyrai, 6 moteris, taip pat yra susipažinimo kelionės, o dabar pradėta nauja paslauga kelionės ir į užsienį moterim tos, kurios iš tikrųjų mąsto truputį kitaip ir nori vyro užsieniečio. Taigi visos galimybės yra jums. Laukiu jūsų iki malonių susitikimų. Iki.